18 skyrius Pietūs pas Stroganovus. Prabėgo ištisa mūsų nerimastingo gyvenimo Konstantinopolyje savaitė su kasdieniniais vizitais pas sergančią kunigaikštienę, pas Žaną, kapitono prašymų pas vieną kitą kartu su mumis plaukusi keleivį, ir aš ne tik nespėdavau nieko paskaityti, bet vos ištrūkdavau valandą kitą apžiūrėti miestą ar kokią jo įžymybę. Mano galva vis taip pat įtemptai dirbo. Negalėjau nematyti, kaip šviesėjo kunigaikščio veidas, vis labiau sveikstant jo žmonai. Kai pirmą kartą po tokio ilgo mykimo ji prakalbo, nors ir nelabai aiškiai, bet visai taisyklingai, ir pajudino dešinę ranką, jis puolė į ant kaklo ir negalėjo rasti žodžių, kuriais būtų galėjęs išreikšti savo dėkingumą. Man atrodė, kad Žanos bute viešpatavo žavioji, vaikai tik sekiojo paskui Aną. Vadovaujamas Stroganovo ir jo vyresniosios dukros linksmos ir praktiškos asmenybės, Žana lakstė po parduotuves, užpildydamas spintas ir prekystalius kaspinais, plunksnomis, blizgančiais siūlais, įvairiausiais šilkais ir ryžių šiaudeliais, iš kurių žavios Anos rankos dėliojo ne šiaip savo pavyzdžius, o nuostabius meno kūrinius. Iš pradžių man atrodė, kad visai ne Anai ši bruzdesio ir įvairių elementarių gyvenimo smulkmenų pripildyta aplinka. Tik kai pamačiau, kokiu skoniu, grožiu ir kilnumu pradėjo dvelkti visa ši patalpa, kai kiekvieno įeinančio veidas pasikeisdavo nuo Anos rimties ir gerumo, supratau, ką reiškia jo žodžiai apie kasdienybę virstančią spindinčią šventovę. Vaikai aprengti, matyt taip pat su Anos skoniu ir rūpesčiu, puikiai švelnios auklės turkės prižiūrėti, čia jautėsi saugus, nuo ūmiai įsiplėskiančios motinos meilės, visada staigiai peršokančios nuo glamonių į riksmą. Jau atsirado kelios Žanos padarytos skrybėlės, o po 2-3 dienų buvo numatytas parduotuvės atidarymas. Kunigaikštis kasdien lankydavo Žaną, bet man atrodė, kad tarp jų dar nenusistovėjo tikras draugiškas santykių tonas, o Aną kunigaikštis tiesiog tyrai ir džiugiai dievino kaip aukščiau stovinčią būtybę. Jo naujame gyvenime, kurį taip aiškiai mačiau, brendo, o gal tiksliau ryškėjo geras, tvirto charakterio žmogus, kartais tiesiog stulbinęs netikėto atkaklumu. Su manimi Ana buvo visada vienodai švelni, bet nejučiomis vis išplaukiantis mano nugirstas pokalbis taip išvesdavo mane iš savitvardos, kad aš kiekvieną kartą susigėsdavau, 100 kartų daviau savo žodį pagaliau jai prisipažinti, bet viskas baigdavosi tuo, kad aš tik stovėdavau priešais ją išraudęs kaip mokinukas, užkluptas netinkamai išdykaujant. Keletą kartų pastebėjęs tokio mano būseną, Ji vieną kartą įdėmiai nužvelgė mane, nusišypsojo ir švelniai tarė: štai tau ir pamoka, kaip gyventi kompromise. Jeigu žmoguje gyva gija pulsuoja savigarba, tai jis pajus didžiausią kančią, kai tą garbę panorės pabarstyti cukraus pudrą ir nuslėpti užlašėjusi deguto lašą. Tu kankiniesi, nes tavo prigimties vientisumas negali pakęsti melo. Tai nejaugi taip sunku rasti išeitį, jeigu to reikalauja širdyje slypinti tiesa. Aš jums nieko nesakiau, lolijonai, o jūs vėl viską sužinojote. Bet jeigu jūs toks aiškiaregis, tai turėtumėte suprasti, kaip man dabar sunku. Kaip galiu prisipažinti Anai, kad viską girdėjau ir žinau jos paslaptį. Kaip prisipažinti, kad sėdėjau užhipnotizuotas kaip triušis priešais gyvatę ir negalėjau pajudėti iš vietos. Kas be jūsų, tikinčio mano garbe, dar patikės tuo? Tu, Liovuška, iš viso neturi nieko ir niekam sakyti. Maža ką, kokių paslapčių žmogus žino apie kito gyvenimą. Aš jau tau sakiau kartą, kad atsitiktinumų gyvenime nebūna. Jeigu tau vienaip ar kitaip prisėjo pamatyti nuo kitų slepiamą svetimą žaizdą ar atvirą širdį, būk išauklėtas žmogus, o tai reiškia, niekuo neparodyk, kad tu ką nors žinai. Jeigu tave patį graužia savigarbos kompromisiškumas, išmok nešti savo kančią taip,
kad nuo jos nekentėtų kiti ir išsinešk iš šios pamokos supratimą, kaip pasielgti kitą kartą, jeigu vėl pateksi į tokią padėtį. Mes kalbėjome sėdėdami mažame auksmingame skverelyje pakeliui į namus. Nuo šių žodžių mane kankinusi būsena nepraėjo, bet aš supratau savo klaidingą elgesį su Ana. Dabar buvo aišku, kad tokiais atvejais reikia sukaupti visas jėgas ir netapti paslapčių klausytoju. Manau, kad ypatinga tragedija šį kartą neįvyko. Ir jeigu buvo kas ne taip, tai tik tavo išsiblaškimas. Jeigu būtum įsivaizdavęs, kad greta tave stovi florentietis, tai būtum radęs jėgų atsistoti ir išeiti. Koks siaubas, sušukau, kad florentietis sužinotų, jog aš slapta klausausi, tik to betrūko. Tikiuosi, jūs jam nepasakysite. Ji užkrečiamai nusijuokė. Liovuška, o ar man tu ką nors sakei? Tik įsivaizduok, kiek kartų florentiečio mintys ir jėgos pranoksta manasias, ir tu suprasi visą savo klausimo naivumą. Nusiramink. Šis smulkus faktas tik menka tavo dvasios universitetų dalelė, kokių šimtai pasitaiko kiekvienam siekiančiam disciplinos ir norinčiam save išauklėti. Iš Anandos gavau telegramą ir laišką. Jis šiandien išvyko iš Maskvos. Jeigu jo kelionė bus sėkminga, o tuo aš nebejoju, tai jį sutiksime po 6 dienų. Norėčiau, kad iki to laiko perskaitytum vieną knygą, kurią tau paruošiau. Perskaitęs labiau suprasi, ko siekia Ananda, ką jau pasiekė Ali ir florentietis ir ką galbūt kada nors pasieksime mes su tavimi. Švelniai keldamas mane nuo suolo kalbėjo I. O Dieve, koks jūs geras ir kilnus, Lolijonai. Na kaip jūs galite lyginti save su neišauklėtu ir neturinčiu pusiausvyros berniūkščiu? Jeigu tik galėčiau nors kiek, nors kuo būti panašus į jūs, vos neverkdamas atsakiau savo draugui. Išėję iš skvero patekome tiesiai į kaitrą, į raudonuojančių kaip musmirės fesų minę. Šiandien mes su tavimi eisime pietauti pas Stroganovus. Ana nori šeimos rate atšvęsti savo darbo pradžią, kalbėjo I. Mes turime būti tikri kavalieriai, užsakyti tortą ir gėlių stalui, o taip pat įteikti puokštes rožių abiems jaunoms parduotuvės šeimininkėms, Anai ir Žanai, ir tų namų šeimininkiai Stroganovo žmonai. Jaučiuosi labai nepatogiai, atsakiau jam. Niekada nesu buvęs visuomenėje, niekada nemačiau kviestinių pietų ir visai nežinau, kaip elgtis. Būtų geriau, jeigu ten važiuotumėte vienas, o aš namuose paskaityčiau knygą. Neįmanoma, Liovuška. Tau reikia pratintis prie žmonių draugijos ir visur būti takto ir išsiauklėjimo pavyzdžiu. Prisimink florentietį, rask savyje jėgų ir eikime kartu. Negaliu įsivaizduoti, kaip aš įžengsiu į kambarį pilną man nepažįstamų žmonių. Būtinai ką nors užkliudysiu, užsižiopsosiu ar neišsilaikysiu iš juoko, jeigu kas nors pasirodys juokinga. Nepatenkintas murmėjau po nosim. Kaip keista, Liovuška, tu turi didelį literatūrinį talentą, pastabumą ir jautrumą, o susitikęs su žmonėmis negali susikaupti. Įėjęs į svetainę, kur visi tikriausiai jau bus susirinkę, nemindžiukuok išsiblaškęs ant slenksčio, ieškodamas su kuo pasisveikinti, bet ramiai apžvelk visus, susirask akimis šeimininkę ir eik tiesiai prie jos. Šį kartą eik paskui mane ir tikėk, kad tuose namuose tau nėra ko varžytis. Pasukome už kampo ir kaktomuša susidūrėme su kapitonu. Abipusis susitikimo džiaugsmas parodė, kaip mes jau susidraugavome. Sužinojęs, kad ieškome gėlių bei torto ir labai norime rasti Anos mėgstamų violetinių našlaičių, tik palingavo galvą. Tortų nors vežimu vežk, su ledais ir be jų, bet rasti gerų gėlių ne sezono metu rimtas uždavinys, tarė jis. Kadangi ieškote jų gražuoliai, kokią tik kartą gyvenime gali išvysti, verta pasistengti. Užsukime pas mano pažįstamą konditerį, jis bus sužavėtas šiuo užsakymu, nes už daug ką man skolingas,
o po to sėsime į brikelį ir dumsime pas vieną mano draugą sodininką. Jis gyvena už miesto. Ir jeigu iš viso Konstantinopolyje įmanoma gauti gerų gėlių ir dar našlaičių, tai mes jų gausime. Greitai tarsi pagal komandą pražingsniavome 2 gatves ir įėjome į palyginti neišvaizdžią konditerijos parduotuvę. Jaučiausi apviltas. Norėjau, kad užsakymus atliktų kokia nors puiki neeilinė parduotuvė, o čia tai jau nieko gero nesitikėjau. Ir kaip visad klydau. Kol kapitonas ir užsakinėjo įmantrų tortą, nuo galvos iki kojų juoda apsisupusi šeimininkė atnešė man pyragaitį ir taurę tamsiai raudono šalto gėrimo. Niekuo nežavėjo manęs nei vienas, nei kitas, bet kai tik atsikandau gabalėlį pyragaičio, tuoj pat godžiai susikišau visą likusį į burną. Vos užgėręs gurkšniu šalto gėrimo tegalėjau ištarti: kapitone, tai Bagdadas. Kapitonas ir šeimininkai nusijuokė, mano draugai pareikalavo ir savo šio Bagdado stebuklo, o aš niekiek nelėčiau sudorojau antrą porciją. Kapitonas mus skubino. Sėdome į brikelę ir nuriedėjome per ištuštėjusį miestą, tingiai snaudusi kaitrioje saulėje. Štai ir spręsk iš išvaizdos, tariau kapitonui. Buvau nepatenkintas, kad atvedėte į tokią nykią konditeriją, o išėjo taip, kad vakare gal kas net liežuvį praris nuo jūsų torto. Kapitonas juokėsi ir su humoru pasakoja, kaip jis vargsta su garlaivio remontu. Kukliai užsiminė, kad visą garlaivių plaukusią varguomenę iš savo kišenės patalpino keliuose antrarūšiuose viešbučiuose. Viskas gal būtų ir nieko, atsiduso jis, tik nuvargino 1. ir 2. klasės damų pretenzijos. Ir kamgi jos iš viso sukurtos, komiškai skėsčiojo rankomis kapitonas. Norėčiau pasižiūrėti į jūs be damų. Jūsų geltonoms akims nebūtų progos tapti tigro akimis, o jums pačiam būtų pragariškai nuobodu komanduoti vien vyrams. Liovuška, jūs antrą kartą pataikote man tiesiai į širdį. Gerai, kad mano širdis stipri, atlaikys, bet to greitai atvažiuosime į vietą. Žinote, daktarė I, jeigu išleistumėte šį jaunuolį kartu su manimi į Angliją, jis ko gero kaip reikiant suimtų mane į nagą. Ji nusišypsojo kapitonui ir man ir pradėjo kalbėti, kaip gerai susiklostė Žanos likimas. Kapitonas įdėmiai klausėsi, o po to ilgai tylėjo. Iš kur man žinoti, aš tik jūrų vilkas, bet mano vaizduotėje Ana niekaip nesiderina su skrybėlėmis. Ana Deivė ir skrybėlės, vis kartojo kapitonas. Bet juk tas skrybėlės nešios minia žmonių, paprieštaravau jam. Ak, Liovuška, kokie tai žmonės, tai damos, tai net ne moteris. Štai tuoj atvažiuosime. Atkreipkite dėmesį į šią panoramą. Čia visos damos išlėks iš galvos. Ir iš tikrųjų buvo į ką pažiūrėti. Net negalėjau nuspręsti, iš kurios pusės miestas geriau atrodė. Tik apžiūrinėti neteko. Mes sustojome prie aklinos aukštos tvoros. Kapitonas paskambino prie vartų varpeliu ir jaunas turkas jas tuoj pat atidarė. Šiek tiek pakalbėjęs su tuo iki ausų išsišiepusiu ir linksmai dantimis bliksinčiu turku, kapitonas nusivedė mus į sodo gilumą. Abipus takelio tęsėsi įvairiausių gėlių lysvės. Daugeliu iš jų niekada nebuvau matęs. Pakeliui kapitonas nuskynė nedidelį baltą žiedą ir ištiesė man. Anglijoje visi džentelmenai rengdamiesi pietums iš švarko atlapą įsisega po tokį žiedą. Tai gardenija. Eidamas pietauti įsisekite šį žiedą prisimindamas mane. Galėsite net padovanoti jį labiausiai patikusiai damai, kalbėjo jis, imdamas mane už parankės. Jūsų garbiai prisisegti žiedą tikrai galiu, bet šie pietūs nerytietiška puota. Ir nebus ten man skirtos moters, nors susirinktų vien tik gražuolės. Mano širdyje gyvena tik florentietis ir jūsų žiedą paliksiu prie jo portreto.
Kapitonas truktelėjo pečiais, bet atsakyti nieko nespėjo. Priešais mus jau ėjo stambus, nerangus turkas, toks plačiapetis, kad atrodė žemės rutulį galėtų pakelti. Tai buvo šiltnamio šeimininkas. Su kapitonu jis pasisveikino kaip su geru draugu. Ir vėl pagalvojau, kad spręsdamas vien iš išvaizdos tikrai jo pasisaugočiau, o vėlų vakarą netapeičiau iš tolo. Šiltnamyje augo puikios orchidėjos, augo ir parmos našlaitės. Ji kartu su kapitonu užsakė įmantrius fantastiškus krepšelius iš orchidėjų ir rausvųjų gardenijų bei rožių. Našlaitės turėjome atsinešti su savimi ir įteikti Anai, o rožes jos motinai ir Žanai. Apsikrovę lengvais pintais krepšeliais, kur drėgnoje žolėje buvo sudėtos gėlės, visi trys grįžome į viešbutį. Laiko buvo likę tik persirengti. Kapitonas sėdėjo balkone ir mane pasiekdavo tik jo su į pokalbio nuotrupos. Įkalbėjo, kad greitai atvažiuos Ananda, su kuriuo pažadėjo jį supažindinti. Be to pažadėjo įvesti kapitoną į Stroganovų namus, kad galėtų pasiklausyti puikaus Anos grojimo ir dainavimo. Už tai jums būsiu labai dėkingas, daktarė I. Vakaras praleistas su jumis gražuolės muzikantės draugijoje gal suteiks jėgų talentą vertinti kitaip, negu buvau įpratęs, matydamas tik už pinigus išstojančius scenos atlikėjus. Liovuška kartą pokštaudamas drėkstelėjo man per širdį paklausdamas, kaip aš vertinčiau žmoną, grojančią plačiai publikai. Iki šiol neradau atsakymo į šį klausimą. Susimąstęs kalbėjo kapitonas. Liovuška ne veltui turi akis kaip ylas, pragręžė jūsų sieloje skylę, o ramybės tvarsčio neuždėjo, nusijuokė I. Ne, niekas negali manęs išmokyti ramybės. Miela, maloni man tik audra, jūroje ji ar sausumoje, bet visur su manimi ir aplink mane vien audra. Štai pasirodžiau ir aš. Man užsakytų baltų plono šilko kostiumu, juodu kaklaryšiu peteliškė, juodu plačiu diržu liemene ir su kapitono gardenija atlape. Mano jau ataugę plaukai gražiai garbanojosi. Dievulėliau, bet jūs ir gražuolė šiandien, Liovuška. Būkite gailestingas, Žana galutinai jumis susižavės, sušuko kapitonas. Nei jo ironija, nei įdėmus žvilgsnis manęs nesutrikdė. Manyje tebuvo vien mintis apie florentietį ir brolį. Buvau tvirtai nusprendęs šiandien nė karto nepavirsti Liovušką varnų gaudytoju. Nulipome laiptai žemyn, atsisveikinome su kapitonu ir atsargiai laikydami krepšelius su gėlėmis sėdome į brikelę. Prie Stroganovų namų jau stovėjo kelios karietos. Supratau, kad be mūsų bus ir daugiau svečių. Dar kartą daviau savo žodį būti vertam florentiečio ir sutelkus visą dėmesį galvoti ne apie save, o tik apie kiekvieną savo pašnekovą. Erdviame, šviesiame Stroganovų prieškambaryje 2 sienas užėmusios kabyklos kabojo nemažai vasarinių apsiaustų, gulėjo ištisa krūva įvairiausių skrybėlių. 2 turkai paėmė ir mūsų skrybėles, padėjo išimti gėles. Buvau nustebintas, nes tik dabar pamačiau, koks grožio stebuklas 2 nuostabios našlaičių butonjerės buvo uždangstytos mano krepšelyje. Ji jau laikė rankose 3 ilgakočių rožių puokštės perrištais puikiais rytietiškais kaspinais. Jis padavė man rausvų rožių puokštę, pasiėmė iš manęs vieną našlaičių butonjerę ir tarė: Liovuška, eik paskui mane. Aš įteiksiu puokštę šeimininkiai ir Anai. Tu paduok našlaitės Anai, o rožės Žanai. Nesidrovėk, jauskis laisvai ir prisimink, kaip visur elgėsi ir laikosi florentietis. Toks aukštos, didingos dievinamo draugo figūros sugretinimas su mano paties vidiniu ūgiu, vidutiniu ūgiu ir smulkiu sudėjimu
Jo paprastų, bet kilmingų manierų su mano mitrumu, mintis, kaip aš atrodyčiau mėgdžiodamas jo didybę, man pasirodė tokia komiška, kad vos sulaikiau juoką. Bet šypsenos nesuturėjau ir su ja įžengiau į svečių kambarį. Čia buvo tik vieni vyrai ir svečių kambarys labiau priminė rūkomąjį, tiek čia buvo dūmų. Na štai pagaliau ir jūs, išgirdau pasitinkančio mus Stroganovo balsą. Manau, mano damos jau pradėjo jaudintis dėl kulinarinių įmantrybių ir jų nuotaika pradeda gesti. Mes jūsų laukėme šeimyniškai šiek tiek anksčiau, o jūs, sostinės frantai, atvykstate pagal etiketą prieš 4 valandos, juokėsi jis, spausdamas mums rankas. Eime, supažindinsiu jus su savo senute, o su visais kitais pažindintis neverta. Vis tiek supainiosite visus pašas, paėmęs į užparankės, tęsė jis. Šeimininkas nusivedė mus prie didingos pagyvenusios, bet dar nesenos moters juoda šilkinė suknelė. Labai paprasta, bet puikiai gulinčia ant jos stotingos, kiek pilnokos figūros. Apstulbau išvydęs damos veidą. Kasos sunkia karūna juosė jos galvą ir didžiai mano nuostabai buvo pelenų spalvos. Juodos akys, prailgintas veido ovalas, tamsaus gymio oda, puikios rankos. Prieš mane kaip nulieta stovėjo Ana. Motina viskuo priminė dukrą. Bet koks skirtumas, kokia bedugnė buvo tarp šių dviejų nenuginčijamų gražuolių. Džiaugiuosi matydama jūs pas save, tarė ji, paimdama iš jo gėles ir dėkodama už jas. Mano vyras tiek daug apie jūs pasakojo. Jos balsas buvo žemas kaip ir Anos, bet ir čia buvo bedugnė. Jis buvo prikimęs ir jame skambėjo gaidelės išlepintos gražuolės, pripratusios savo grožiu skinti pergalės ir visus triuškinti. Man jį tik vos šyptelėjo ir tuoj pat nukreipė akis į aukštą turką su fesu ir europietišku kostiumu, tęsdama su juo pradėtą pokalbį. Neturėjau laiko mąstyti apie šeimininko žmoną, nes priešais mus jau ėjo Ana. Tik ledinė srovelė perbėgo per mano širdį ir aš pagailėjau Stroganovo. Ana buvo balta muslininė suknelė, kasos kaip paprastai driekėsi per pečius, akys spinduliavo iššaukdamos man prisiminimus apie Anandos akis žvaigždes. Ji ištiesė į savo nuostabią ranką, kurią jis pabučiavo ir linksmai subliksėjo akimis, paimdama iš jo našlaitės. Pagaliau, ištarė ji, iš jūsų galėjau tikėtis visokių siurprizų, bet kad jūs įteiksite man našlaičių. Kai dar ir aš savo ruoštų padaviau našlaičių puokštelę, jai tarsi pritrūko kvapo, toks didelis buvo jos nustebimas. Ir jūs sugebėjote gauti mano mėgstamų gėlių, kalbėjo Ana, imdama mane už parankės ir vesdamosi iš kambario vidurio, kur mes buvome sustoję, ir traukėme į save visų dėmesį. Jūsų broliu per daug mane lepinate, o jeigu žinotumėte, kokios laimės emblema man šios gėlės. Žinau, ištariau nepagalvojęs. Tik išvydęs jos veide nepaprastą nustebimą supratau, kaip kvailai įkliuvau ir neleidęs jai atsipeikėti paprašiau parodyti, kur šioje daugybėje žmonių sėdi Žana. Nustebimą ir nerimą žaviame Anos veide pakeitė juokas. Keistas jūs, Liovuška, tarė ji. Vos manęs neapstulbinote ir ji dar linksmiau nusijuokė. Štai jums Žana ir kunigaikštis. Linksminkitės, einu toliau atlikinėti šeimininkės pareigų. Prie stalo sėdėsite šalia manęs, tiksliau tarp manęs ir Žanos, nes nei viena nesutikome jūsų kam nors atiduoti. Ir visiems trims nusišypsojusi paliko mus. Įteikiau Žanai rožes ir atsisėdau greta jos ant žemo turkiško krėslo. Negalėjau kaip reikiant apžiūrėti nei didžiulio kambario,
užtemdyto nuleistomis užuolaidomis ir apšviesto daugybė lempų, nei stebėti po ją vaikštančių linksmai ir garsiai, dažniausiai turkiškai, besišnekučiuojančių svečių. Nes Žana bėrė po 100 žodžių per minutę, reikalaudama viso mano dėmesio ir dar atsakymų. Supratau, jog labiausiai ji nepatenkinta, kad prie stalo sėdėsiu jai iš dešinės, o ne iš kairės, kur buvo numatyta vieta kunigaikščiui. Pagaliau man pavyko ją pertraukti ir paklausti kunigaikščio apie žmonos sveikatą. Viskas gerai, Levai Nikolajevičiau. Kunigaikštienė jau bando rankoje laikyti arbatinį šaukštelį ir džiaugiasi kaip vaikas, atsakė jis. Svetainės durys atsidarė ir ant slenksčio stovintis šeimininkas pakvietė visus prie stalo. Ana jau skubėjo prie manęs. Viena našlaičių butonjerė buvo prisegta prie krūtinės ir ryškiai išsiskyrė baltame suknelės fone, dar labiau pabrėždama veido ir kaklo odos blyškumą. Pasiūlęs jai ranką žengiau porų virtinėje, priekyje savęs mačiau Anos motiną su tuo elegantišku turku, su kuriuo ji kalbėjo mums atėjus. Kai atsisėdau Anos nurodytoje vietoje, atsidūriau ne tik tarp jos ir Žanos, bet ir priešais jaunąjį Ibrahimą. Jis buvo labai elegantiškai, europietiškai apsirengęs. Mudu maloniai vienas kitam nusilenkėme. Greta jo sėdėjo jauna turkė. Žana šnipštelėjo, kad tai Stroganovos dukterėčia, jos sesers duktė, kad pati Stroganova šiaip gera ir linksma persona, mato ją kaip būsimą Ibrahimo žmoną. Nuoširdžiai pagailėjau savo draugo, nes merginos veidas, nors ir dailus, buvo gan bukas. Kažin ar bereikėjo tikėtis, kad tokia žmona praturtins įkvėpimo akimirkomis. Svečiai susėdo prie ilgo stalo. Kambarys buvo įrengtas rytietiškai, visas išpuoštas įvairiaspalvėmis inkrustacijomis, su vyraujančiais 2 mėlynais atspalviais. Čia nebuvo jokių baldų, išskyrus palei visą sieną sustatytas nepaprastai prabangiais kilimais uždengtas žemas sofas. Pažvelgęs į Aną pamačiau, kad iš kitos pusės šalia jo sėdi o greta jo vyresnioji Stroganovų duktė. Iš visos širdies užjaučiau nes puikiai žinojau šios praktiškos asmenybės, švelniai tariant, lengvabūdiškumą. Ana pati valgė mažai, bet stengėsi mane pažindinti su rytietiškais patiekalais. Nespėjo svečiai pasisotinti užkandžiais, kai 2 vyrai įnešė mūsų užsakytas pasakiškas gėlių pintines. Be mūsiškių dar buvo originali, be galo daili orchidėjų puokštė, pamerkta į puikią krištolinę vazą, kurią pastatė tiesiai priešais Aną. Be jokių abejonių tai kapitono pasveikinimas, nes mes kartu su juo rinkome gėles, tyliai šnipštelėjau Anai. Jeigu šiandien mano širdis taip stipriai nepulsuotų meilė, tai supykčiau, bet šiandien ant nieko negaliu pykti, atsakė ji man. Kaipgi šitaip? Žmogus taip lenkėsi prieš jūsų grožį, taip nuoširdžiai reiškia savo susižavėjimą. Jūs tik pažvelkite, kokios aukštos kultūros reikia būti, kad šitaip sudėliotum orchidėjas. Juk tai ištisa spalvų simfonija, nuo rausvos iki juodos, o jūs kalbate, kad galėjote supykti. Sušukau įsikarščiavęs ir įsižeidęs už savo draugą. Liovuška, jūs manęs nesupratote, aš ne taip pasakiau. Be abejo, žmogus sugebantis taip pateikti gėles turi būti labai meniškas, bet tą subtilų skonį kapitonas švaisto visur ir visiems kaip grožio žaisliuką. Mano širdžiai brangus tik tas grožis, kuris atspindi ne tik skonio, bet ir dvasios subtilumą. Kokį žiedą norėtumėte parsinešti namo? Vieną iš šių tokių puikių prabangiai perlamutrinių orchidėjų ar mažą kvepiančią našlaitę, paklausė ji manęs. Taip formuluoti klausimo negalima. Našlaitė, kurią laikote savo rankose,
ir kurią pavadinote emblema ir mėgstamiausia gėle, man jau ne žiedas, ne daiktas, o simbolis. O kapitono gėlės tiesiog susižavėjusio žmogaus dovana. Jo padėka už susitikimą, atsakiau jai. Pastebėjau, kad kapitonas jums paliko nekokį įspūdį. Man dėl to labai gaila. Jis aišku tigras, bet jame tiek aukšto kilnumo, tiek drąsos ir kartais jo žodžiuose tiek panašumo į tai, ką kalba pats puikiausias, kokį turėjau laimę pažinti žmogus. Ji pažadėjo supažindinti jį su Ananda ir suteikti galimybę pasiklausyti jo dainavimo. Kibirkštis pasipylė iš Anos akių, veidas išblyško. Nė žodžio man neatsakiusi, ji pasisuko į I. Liovuška, kaimynė iš dešinės taip pat nori su jumis pakalbėti. Paaiškinkite mums. Kunigaikštis juokėsi iš manęs ir nenori pasakyti tų gėlių priešais Aną pavadinimo. Juk jos dirbtinės, išgirdau Žanos balsą. Ne Žana. Tai orchidėjos, ar jums jos patinka? Nelabai, Liovuška. Jūsų rožės daug puikesnės ir nuostabiai kvepia. Pažvelkite į madam Stroganovą. Ji šiandien viskuo nepatenkinta. Jai labai nepatinka, kad šiandien čia viskas daroma dėl Anos. Kodėlgi taip, nusistebėjau? Todėl, kad Ana vidinio skilimo šeimoje priežastis. Ji nenori sutikti su motinos siūloma puikia perspektyva ištekėti, o gyvena svajonėmis ir bičiuliaujasi su visokiais vargšais. Be to aš įtariu, kad motina pavydi Anai grožio, tyliai pridūrė ji. Man nepatiko šis Žanos plepėjimas. Mano supratimu buvo neypatingai kilnu apkalbinėti žmonės, kurie taip jautriai padėjo jai pradėti naują gyvenimą. Ar dainuosite šiandien? Paklausiau vėl į mane atsisukusią Aną. Nenorėčiau, bet tikriausiai teks. Tarp mūsų svečių yra keletas asmenų giliai vertinančių ir suprantančių muziką. Mano motina nemeniška, bet greta jo sėdintis svečias muzikalus ir netgi laikomas geru dainininku, atsakė ji šelmiškai šypsodamasi. Oi, kaip gaila. Kaip iš tikrųjų gaila, kad kapitonas jūsų neišgirs. Jam būtų buvę labiau negu reikalinga. Gal net dvasios atsivėrimas, sušukau aš. Jūs nuostabus fantazuotojas, Liovuška. Tikriausiai norėdamas jums įtikti, nori, kad kai atvažiuos Ananda, aš surengčiau nedideliam žmonių rateliui muzikinį vakarą. Jeigu jums pavyks išgirsti Anandos dainavimą, visi kiti garsai jums atrodys skurdus ir nereikalingi. Kiekvieną kartą, kai girdžiu tą balsą, įsitikinu savo menkumu. Šiuos žodžius galima pateisinti tik jūsų talento ir dvasios didybę. Tik suprantantis viršutinių spindesį gali būti nepatenkintas tokiu kaip jūsų talentu, kurį I vadina didžiu. Tikriausiai jūs, Liovuška, šiandien nutarėte su manimi kalbėti mįslėmis, nusijuokė Ana. Ne, jeigu tik žinotumėte, kaip aš prieš jūs prasikaltęs. Net nepabaigę sakinio, išvydau iš už Anos išlindusią į galvą ir žvilgsnis priminė man mūsų pokalbį skvere. Jis Anos kažko paklausė, o aš gelbėdamasis pasisukau į Žaną. Pietūs vyko kaip ir turi būti. Nekartą pagavau aukšto turko, apie kurio muzikalumą kalbėjo Ana, žvilgsnį. Jo ugninės, demoniškos akys dažnai krypdavo į Aną. Kartais jose šmėstelėdavo žvėriška neapykantos išraiška, ypač kai jis žvelgdavo į su ja kalbantį I. Štai kaip pagalvojau aš, tetrūko tik mano brangiajam I atsakyti už Anandos nuodėmes. Nespėjau net ilgiau apie tai pagalvoti, o aukštasis turkas atsistojo, paėmė į ranką taurę šampano ir labai oriai,
net iškilmingai nusilenkė savo kaimynei namų šeimininkiai. Ji jam nusišypsojo ir peiliu pastukseno į savo krištolinę taurę. Visi balsai iš karto nuščiuvo. Akys nukrypo į turką, norėjusi sakyti tostą. Po ilgo išsamaus tėvų pašlovinimo, tikriausiai rytų papročių tai priklausė, bet man pasirodė veidmainiška, jis perėjo prie iškilmių kaltininkės jaunosios dukros. Kalbėjo jis prancūziškai, pareiškęs, kad už stalo yra žmonių mokančių tik tą kalbą. Jis ištarė taip pačiu nekalčiausiu tonu, lyg vykdytų elementariausią mandagumo reikalavimą, bet jo akys, veidas ir visa figūra skleidė tokį kandumą ir įžeidžiantį pasityčiojimą, kad kraujas suplūdo man į galvą. Nebejojau, kad viduje jis tyčiojasi iš Žanos, nors iš išorės viskas atrodė normalu. Ana, sėdėjusi nuleistomis akimis, dabar pažvelgė į mane savo be galo giliu žvilgsniu, lyg patvirtindama supančios aplinkos tuštybę ir beprasmiškumą. Man prireikė pastangų, kad įsiklausyčiau į oratoriaus kalbą. Jo balsas buvo raiškus, įsakmus, kalba taisyklinga, kiekvieną raidę jis tarė nepaprastai aiškiai. Taip įdėmiai stebėdama žmogų pamečiau jo kalbos giją ir mintis pavyko sutelkti tik į jo ilgo tosto pabaigą, kurioje matyt ir slypėjo visa esmė. Jūs mums ne tik Bosforo perlas, kuris galėtų papuošti bet kurį haremą, bet kuriuos rūmus, bet ir moteris, kurios grožiui talentams ankšta žemėje. Ir kągi mes matome, ši moteris nori savarankiškai dirbti, badyti savo nuostabius pirštelius adatomis ir smeigtukais. Gėda mums, Konstantinopolio vyrams, nesugebėjusiems užkariauti šios gražiausios iš visų pasaulio gražuolių širdies. Jeigu mums tai iki šiol nepavyko, tai paskelbkime save pavydžiais asmens sargybiniais ir neleiskime, kad kas nors, ne turkas, atimtų iš mūsų šią brangenybę. Siūlau tostą už amžiną moteriškumą, už grožį, už aistrą, už moterį, puošiančią ir papildančią vyro gyvenimo, o ne už darbininkę, karališkam grožiui, karališka vieta gyvenime. Baigęs kalbėti, jis susidaužė taurėmis su Stroganovais ir pasuko aplink stalą link Anos. Neišgirdau, ką Ana pasakė bet mačiau maldaujantį žvilgsnį, jo atsakomąją šypseną ir galvos linktelėjimą. Turkas artėjo prie mūsų. Visi svečiai stojosi susidaužti taurėmis su Ana bei šeimininkais, savo žodžių žaismu pratęsdami turko tostą. Jo paties veidas įgavo šėtoniško įžūlumo, pykčio, pavydo išraišką, lyg jis būtų kažkam pasiryžęs, kažkuo rizikuotų, nors tai galėjo grėsti ir skandalu. Visą suvirpėjau. Ši šėtoniška fizionomija kėlė man siaubą. Staiga likus iki mūsų 3-4 žingsniams, turkas išbalo, taip išbalo, kad net lūpos nublyško. Jis šiek tiek susvyravo, griebėsi ranka už širdies. Visi suskubo jam į pagalbą, bet jis jau atsigavo, stengėsi nusišypsoti, tačiau matėsi, kad pats nesupranta, kas atsitiko. Kai jis griebėsi už širdies, iš rankų iškrito apyrankė, kiek supratau, iš rausvų koralų. Vėliau ji paaiškino, kad ji buvo iš rausvų perlų ir tokio pat rausvumo briliantų. Neįkainojamos vertės daiktas. Matyt, jis norėjo slapta nuo visų uždėti šią brangenybę Anai ant rankos, o staigus skausmas išdavė šį jo norą. Kažkas pakėlė nuo grindų ir padavė jam apyrankę, kurią jis su apmaudu įsikišo į kišenę. Jis priėjo prie Anos, dabar jau vos vilkdamas kojas, susikūprinęs ir iš karto susenęs, beveik bjaurus.
Jis vos paėgė susidaužti taurėmis su pakilusia jo pasitikti Aną. Neištarė jai nė žodžio, nors jo akis nuo pastangų lipo ant kaktos ir staiga pasisukęs nuėjo į savo vietą. Aš neatsitraukdamas stebėjau jį. Man buvo keista, kad vos vilkęs kojas į mūsų pusę, jis dabar rado jėgų tokiam staigiam posūkiui nuo mūsų, o dar keisčiau atrodė tolimesnis jo elgesys. Kuo labiau artėjo prie savo vietos, tuo lengvesnė buvo jo eisena, o atsisėdęs į savo vietą greta namų šeimininkės, jis jau linksmai šaipėsi iš savęs ir aiškino, kad jam ko gero prasidėjo stenokardijos priepuolis. Dar nespėjau suvokti visko, kas įvyko, o svečių kalbas ir juoką nutraukė peilių į taurę skambesys. Šį kartą matyt atsakomajam tostui pakilo namų šeimininkas. Visų pirma, noriu padėkoti svečiui už tokį aukštą perlo tėvų pašlovinimą, nors visai nesijaučiu esąs vertas tokių aukštų pagyrų ir matau tuose žodžiuose tik svečio rytietišką mandagumą. O jo paminėti skirtumai tarp grynakraujų turkų ir europiečių, tarp dirbančių ir gyvenančių kitų sąskaita, tai čia jis juokingai pamerkė akį ir tarė. Štai mūsų garbingas oratorius vadina save turku. Jo vardas Alfonsas. Argi yra toks turkiškas vardas? Jo pavardė Dabrakanas. Ar gali būti tokia turkiška pavardė? Aplink pasigirdo juokas. Jo pavardė byloja ir apie ispanus, ir apie maurus, net apie italus. Apie ką norite, tik ne apie turkus. Mūsų gerbiamo draugo psichologija ir išsiauklėjimas gali būti grinai turkiški, tai jau jo skonio ir simpatijų reikalas. Jeigu kalbėsime apie mano surusėjusią šeimą, tai joje visi dirba ir man užmerkus akis visi šios didelės šeimos nariai tvirtai stovės ant savo kojų ir eis per gyvenimą materialiai nepriklausomi. Ši diena laimingiausia mano gyvenime, nes jauniausioji mano duktė, vienintelė pilnametė mūsų šeimos narė, iki šiol savarankiškai dar nedirbusi, tapo nepriklausoma ir ėmėsi didelio verslo. Kartu su ja aš sveikinu visas dirbančias išsilavinusias moteris. Ne tas moteris žaisliukus ir moteris pasilinksminimams, bet moteris savo vyrų ir vaikų drauges. Te gyvuoja laimė dirbti, vienintelė tikra žmogaus laimė. Ir Stroganovas, lygiai kaip ir turkas, ėjo aplink visą ilgą stalą Anos link, pakeliui pabučiavę žmonai ranką. Šį kartą pastebėjau, kad Stroganovas labai jaudinosi, kai palinko virš savo žmonos, kai susidaužė taurėmis su Dabrakanu ir su savo jaunyliu sūnumi, besinaudojusiu ypatinga motinos meilės globa. Iš pažiūros tai buvo gražus jaunuolis, pelenų spalvos plaukais, juodomis akimis, tamsaus gymio kaip ir motina, bet šį grožį trikdė atstumiantis gyvuliškumas. Buvo aišku, kad gero tono pavyzdžių jam buvo turkas, rodęs jaunuoliui ypatingą dėmesį ir švelnumą. Matėsi, kad jaunylis buvo motinos išlepintas, išpaikintas ir be galo išdidus. Tapau liovušką varnų gaudytoju, pamiršau viską pasaulyje ir staiga už jaunuolio nugaros išvydau išsigimusią pilką būtybę. Tai buvo lyg ir jis, lyg ir ne jis, o tik jo portretas po 20 metų. Kakta, veidas buvo raukšlėti, ant rankų matėsi gumbai, kaip įkaitusios žarijos, dėpsojo giliai įdubusios akys. Pyktis perkreipė jo burną. Negalėjau nei atskirti tos antros figūros nuo jaunuolio, nei sulieti jų į vieną. Jau pakėliau ranką norėdama sušukti, saugokitės, nuvykite už jūsų nugaros stovintį piktadarį. Bet mano ranką kažkas suėmė ir išgirdau Stroganovo balsą.
Į ką dabar galandate savo rašytojiškas ylas? Jūs domina mano jaunylis? Na, šis dar nedirba. Mamytė jį ryte pažadina ir pati atneša jam į lovą šokoladą. Jauniausias paprastai laikomas kūdikiu, nors savo patirtimi jau nurungė ir senius. Apsikabinkime, Liovuška. Matau, kad jūs prie širdies mano karališkai Bosforo rožiai, o tai retai pasitaiko. Vos pajėgiu atlaikyti šį jo apkabinimą, ir tai tik todėl, kad priėjęs prie Žanos suspaudė mano ranką ir šnipštelėjo: galvok tik apie florentietį. Kai visi susėdo į savo vietas ir į stalą atnešė mūsų užsakytus tortus bei ledus, pasigirdo pasitenkinimo šūksniai. Matyt, konditerijos šeimininkas gerai žinojo Konstantinopolio publikos skonį. Tyliai su įkalbėjusi Ana atsisuko į mane ir įdėmiai nužvelgė savo juodomis akimis. Oi, Ana, koks aš nelaimingas, nors greičiau baigtųsi šie begaliniai pietūs. Ir kodėl žmonės tiek daug valgo? Man atrodo, kad nuo pat atvažiavimo į Konstantinopolį aš visą laiką tik valgau ir miegu. Tiesa, dar aiškiai stebiu, kaip kraustausi iš proto, gailiai skundžiausi Anai. Jo švelni ranka paglostė ant kelių nuleistą mano ranką ir meiliai tarė: Liovuška, kaip nors laikykitės, užjaučiu jūs iš visos širdies. Taip norėčiau būti jums kuo nors naudinga. Žvelkite į mane tik kaip į pačią artimiausią mylinčią seserį. Jos balsas buvo toks švelnus ir iš jos akių tryško toks gerumas, kad nebegalėjau išlaikyti. Gerklėje jau tvenkėsi ašaros. Staiga pamačiau į mane tiesiamą į ranką, o joje ant servetėlės gulėjo Ali piliulė. Kaip gelbėjimosi ratą greitai griebiau ir prarijau vaistus. Didžiam mano džiaugsmui išgirdau atitraukiamų nuo stalo kėdžių triukšmą. Svečiai pasklido po balkonus ir svetainės, kur jų laukė turkiškai paruošta juoda kava. Maldavau į nepalikti manęs vieno, greičiau važiuoti namo. Kartu su kunigaikščiu išėjome į balkoną, kur tamsiame danguje jau deimantai žibėjo žvaigždės ir atrodė palyta, nes ant medžių lapo dar kai kur virpėjo lašai ir ypač stipriai kvepėjo gėlės. Štai, kvapni pietų naktis. Bet jeigu manai, kad matai lietaus lašus, tu klysti. Čia tik Stroganovo įsakymu palaistyti medžiai, gėlės ir takeliai, kad nebūtų taip tvanku. Tu nori išvažiuoti, o ar nenori paklausyti Anos grojimo ir dainavimo? Nebūk egoistas, tarė tylesniu balsu I. Tu juk supranti, kad be mūsų šiandien čia Anai būtų dar sunkiau. Nejau nesupratai, kad didi tyros meilės ir valios jėga padėjo man apsaugoti ją nuo šėtoniško turko. Daktare I, turiu į jūs didelį prašymą. Staiga prakalbo iki šiol tyliai savo mintis pasinėręs kunigaikštis. Džiaugiuosi galėdamas jums pasitarnauti, gyvai atsakė I. Matote, visą laiką ieškau kokios nors galimybės atsidėkoti jums už visą gerumą man ir mano žmonai. Tačiau visi būdai, kuriuos išanalizuoju mintyse, man atrodo vulgarūs. Panašu, kad vis tik būsiu šį tą radęs, nors šiuo atveju mane galima apkaltinti egoizmu labiau negu bet kada. Pas jūs turi atvažiuoti draugas. Kažin, ar jam bus maloni viešbučio maišatis. O mano dideliame ir tuščiame name yra 2 kambariai su visiškai atskiru įėjimu. Greta šių kambarių tušti dar 3. Aš jau susitariau su Stroganovu ir pradėjau juos remontuoti. Po poros dienų viskas bus baigta. Bus suvežti baldai. Jau nupirkau ir puikų rojalį, kad jūsų draugas ir Ana galėtų groti mano namuose, jeigu tik panorėtų.
Kartu su jūsų draugu atvykstančiam jaunuoliui yra kambarys antrame aukšte, turintis atskirus laiptus ir anandai ir jums su Liovuška skirtus kambarius. Kaip matote, viską apmąsčiau. Greito išsiskyrimo akivaizdoje neatsakykite man tos laimės, būkite mano svečiu. Kunigaikštis kalbėjo tyliai, beveik maldaudamas. Ji priėjo prie jo, ištiesė jam ranką ir tarė, kad ir kokią formą suteikčiau savo dėkingumui, labiausiai pradžiuginsiu jų žodžiais, kad retai kada žmogaus pagalba būna taip laiku ir tokia reikalinga, kaip šis jūsų pasiūlymas. Mes su Liovuška jau pavargome nuo viešbučio šurmulio, o mūsų draugui seniai reikalingas poilsis. Dėkoju jums mūsų visų vardu. Džiaugsimės galimybę pagyventi jūsų tyliame name, nes užtruksime čia matyti dar beveik mėnesį. Kokia laimė, sušuko kunigaikštis. Į balkoną atėjo Žana kviesti mus gerti kavos. Kažkuo ji mane nustebino ir tik kambario šviesoje supratau, kad ji persirengė kitą suknelę. Į mano klausimą, kam ji tai padarė, atsakė, kad Konstantinopolyje tokia mada ir per iškilmingus pietus kavai damos keičia tualetus. Čia pamačiau ir Stroganovą lengva alyvų spalvos suknele, kuri tiko prie jos plaukų, bet sudarė per ryškų kontrastą jos odai. Galbūt tai buvo gražu, bet man nepatiko. Akimis ieškojau Anos, spręsdamas, kokią spalvą būčiau pageidavęs išvysti ir nenorėjau jo žavios figūros įsivaizduoti niekaip kitaip, tik baltame fone. Apsidžiaugiau pamatęs ją vilkinčią tą pačią suknelę. Geriau įsižiūrėjęs į Žaną paskenduose žaliuose raukinukuose staiga išpoškinau jai. Aš ne paryžietis, aš tik pasaulio nematęs berniokas, bet jūsų vietoje jokių būdų nebūčiau apsivilkęs tokios vulgarios suknelės. Ankstesnė buvo kukli ir miela, ji tik paryškino jūs, o ši žaluma jūs nustelbė ir dar visiems rėkte rėkia apie jūsų prastą skonį. Dėl Dievo, tik nedarykite tokio stiliaus skrybėlių, nes atstumsite kilmingas damas ir į savo ateljė sutrauksite turgaus publiką. Tai todėl, vos neverkdama kalbėjo Žana, kad pirmą suknelę išsirinkau pati, o šitą man padovanojo Madam Stroganova. Prie mūsų priėjo kunigaikštis ir mes sėdome į kampą gerti kavos. Ant sofos prie centrinio stalo sėdėjo Ana, o greta jos ant kėdės piktą lemiantis Dabrakanas. Jis kažką kalbėjo, įsisiurbęs į ją akimis. Anos veidas buvo bejausmis, lyg su kaukė, neleidžiančiai žvelgti sielos gelmių. Tik vieną kartą ji pakėlė akis, perbėgo jomis kambarį ir maldaujamai pažvelgė į tėvą. Šis iš karto pakilo ir persėdo greta jos ant sofos. Na, dukrelė, noriu išgerti puodelį kavos. Įpiltos tavo mielomis rankomis, šypsojosi tėvas. Ana atsistojo paimti kavinuką, o aš vėl išvydau turko akise įsiūtį ir neapykantą, bet jis puikiai valdėsi ir su šypsena gurkšnojo kavą. Lolijonai, prašiau jūsų neatsitraukti nuo manęs, bet aš jau stiprus, lyg pats Ali būtų čia, o ne tik jo piliulė manyje. Man atrodo, kad jeigu tas šėtonas ilgiau pabus greta Anos, tai ji nepajėgs dainuoti. Nejau negalite jo taip suriesti, kad jis iš čia išsineždintų, šnibždėjau jam. Ji nusijuokė ir atsakė, kad pasitiki mano jėgomis ir savitvarda ir būtinai nueis prie Anos stalo, bet prašo, kai tik prasidės muzika, būtinai atsisėsti greta jo. Jis man užims vietą. Būtų dar geriau, kad kai tik prasidės kalbos apie dainavimą, aš iš karto eičiau prie jo. Dar šiek tiek šnektelėjęs su kunigaikščiu ir Žana, jis perėjo prie Anos stalo.
kur kaip prie magneto susirinko ištisas būrys vyrų. Kavos gėrimas tebesitęsė. Žinote, kunigaikšti, aš negalėčiau gyventi rytuose. Vieną kartą dalyvavau vestuvių puotoje. Ten svečiai griežtai buvo padalyti į vyrišką ir moterišką pusės. Ir aš, aišku, mačiau tik vyrų puotą. Jie valgė rankomis, valgė iki nukritimo, iki 9 prakaito, griežiant nykiai rytietiškai muzikai. Tai buvo pasibaisėtina, bet vaizdinga, nors ir barbariška. Čia viskas jau lyg ir pridengta kultūra, civilizacija ir vis tiek apsirijimas iki prakaito. Skirtumas tik tas, kad prakaitą braukia ne riebaluotomis rankovėmis, o iškvėpintomis nosinėmis. Na sakykite, ar ne barbariškumas šitaip išvargti nuo valgymo, šitaip išdirbti, kaip šie priešais mus sėdintis, linktelėjo ant sofos ir kėdžių sėdinčius nuo sunkaus virškinimo visiškai apdujusius svečius. Pasigirdo prašymas dainuoti ir groti. Daug kas prašė Brakano padainuoti. Jis maivėsi ir įsivaizduodamas save herojumi atsakinėjo, kad ne visai sveikas, bet visgi pabandys. Geriau jau nebandytum, kandžiai savo pagalvojau ir nusprendžiau žūtbūt priprašyti ir užduoti jam kokių nors lašų, kad jis užkimtų ir kad dainuodamas, taip sakant, pagautų gaidžiuką. Šio noro įaudrintas pamiršau bet kokį mandagumą, palikau savo draugus ir nubėgau pasi. Sugriebęs jį už rankos ėmiau maldauti, kad padėtų šiam turkiškam intrigantui apsijuokti ir dainuojant pagauti gaidžiuką. Koks tu dar vaikas, Liovuška, juokėsi iš manęs į. Lolijonai, brangiausias, geriausias, mieliausias, neleiskite šiam piktadariui kankinti Anos. Tikriausiai ir jo balsas tetinka šėtono kupletams dainuoti, šnibždėjau jam. Liaukis, Liovuška, labai rimtai atsakė į. Atidžiai viską stebėk, fiksuok, gerai įsimink viską, ką šiandien matai ir girdi. Daug ką suprasi gerokai vėliau. Šiandien čia Anai ir kai kuriems kitiems išmuš visą jų gyvenimą nulemsianti valanda. Būk rimtas, neišdykau kaip vaikas. Jis pažvelgė į mane beveik rūsčiai. Šeimininkui pakvietus visi svečiai perėjo į didžiulį holą. Ne tą, per kurį įėjome iš gatvės, o kitą, viduje namo. Ten plačiais, gražiais laiptais nulipome į apačią ir patekome į didelę apvalią muzikinę svetainę, priklausiusią asmeniškai Anai. Ak, koks tai buvo puikus kambarys. Grindys ir sienos, ištisinė medžio mozaika. Viduryje rojalis, palei sienas nedidelės kėdės, kelios vazos ant postamentų, keletas paveikslų ir marmurinių skulptūrų. Kai tik Ana priėjo prie rojalio, pamiršau viską. Jos veide švietė šypsena, skruostai degė, akys spinduliavo. Tai buvo ne ta Ana, kurią buvau įpratęs matyti. Tai buvo fėja, nežemiška būtybė. Jeigu Ana ir iki šiol man atrodė ypatinga, ne tokia, kokias žemė nešioja, tai dabar supratau, kad tarp mūsų dar tebevaikšto nežemiškos būtybės, nešančios dangų į žemę. Ji ir pradėjo ji groti. Iš karto pažinau Bethoveno sonatą. Iki šiol nesuprantu, kaip ne tik aš, bet visi mes galėjome atlaikyti tą muziką. Iš Anos veršte veržėsi pašėlęs tempas. Atrodė, kad ją įkvėpė antgamtinė jėga. Aistros kaitaliojosi su šauksmu į kažką nepasiekiamą nežinomą. Staigus praregėjimas ir vėl klausimai. Vėl girdėjosi neišvengiamas likimo balsas. Verkiau užsidengęs rankomis veidą. Girdėjau, kaip greta manęs verkė kunigaikštis. Štai ji, pilka kasdienybė, paverčianti švytinčią šventovę.
paversta švytinčia šventove, galvojau. Garsai nutilo, niekas nedrumstė tylos. Jis pūstelėjo mano ranką, lyg primindamas savitvardą, ir kaip tik laiku. Tu, Ana, kaip visada savo grojimu, tik sunervini ir sugadini visiems šventę, pasigirdo nemalonus, sniaukrojantis ir kaprizingas jos jaunesniojo brolio balsas. Pagrotum Šopeną, parodytum savo puikų grojimą, o tai užtemdė visus tuo Beethovenu. Panoro apkulti tą būsimą vaidininką ir peštuką. Jeigu nepatinka, gali išeiti. Būsiu tau už tai labai dėkingas, tyliai ištarė tėvas, bet jo veide matėsi tokia grėsmė, kad neišauklėtas vaikėzas, kai bailus šuo, tuoj pat pasislėpė už mamytės nugaros. Ta jam nusišypsojo ir koketiškai pagrasė piršteliu kaip 5-mečiui bambliui. Šis nemalonus incidentas nepajėgė išsklaidyti Anos sukurto didžiulio įspūdžio. Neatlaikiusi prašymų ji vėl pradėjo groti, bet rimtų kūrinių jau neišgirdome. Ir atrodė, kad kažkokia jos būtybės dalelė išskrido su pirmu kūriniu. Nebebuvo jos grojime ir antgamtiško įkvėpimo. Norėjau sutraiškyti tą netikusį vaikigalį už tokį grubų išsišokimą. Ana atsistojo ir pareiškė, kad daugiau ji negros ir nedainuos, bet jei bus norinčių, ji galės akomponuoti. Dabrakanas pakilo ir pasakė, kad jis negalės atsisakyti tokio stebuklingo akompanimento. Pažvelgiau į I. Jo veidas buvo griežtas, oi koks griežtas, kaip prieš audrą garlaivyje. Jis pažvelgė į Aną, lyg būtų siuntęs jai jėgų. Turkas pasitaisė apykaklę, patampė liemenę ir pareiškė, kad padainuos dainą, kuri atvers jo širdies paslaptį. Visi nuščiuvo. Jis paskelbė, kad dainuos Šuberto serenadą. Atsidusau. Su siaubu apsidairiau, pažvelgiau į kunigaikštį, į dainininką, kuris dabar man buvo labiau panašus į pragaro ugnimi alsuojantį toreadorą, nei į švelnų meilužį, kviečiantį įsitaisyti į lakštingalos giesmės prasmę, į maldą, į širdies virpesį. Vos susilaikiau neprunkštelėjęs. Anai gaidų nereikėjo. Ji pažvelgė į I, jos antakiai kiek kilstelėjo, rankos švelniai palietė klavišus. Mano dainos švelniai plaukė vakaro tyloj. Staiga lyg laivo sirena suriaumojo stiprus bosas. Dabar jau suprunkščiau ir susirietęs pasislėpiau už I. Kai šis riaumojimas pasiekė aukščiausią natą, įvyko visiškai nelauktas dalykas. Baubiantis bosas staiga virto pačiu aukščiausiu ir tokiu bjauriu falcetu, kad visuose kampuose iš karto pasigirdo kvatojimas. Kvatojomės ir mes su kunigaikščiu. Net Ana nustebusi žiūrėjo į dainininką, nors jos veide ryškėjo ne juokas, o nemalonus apmaudas. Matyt, joje pirmiausia sureagavo įžeista menininko siela. Ne, negaliu, šiandien sergu, bandydamas nusišypsoti, kalbėjo dainininkas ir į nieką nepažvelgęs išėjo iš kambario. Namų šeimininkė ir jos mylimiausias sūnelis puolė jam iš paskos, o paskui juos pradėjo skirstytis ir sumišę bei springdami iš juoko likusieji svečiai. Mes kartu su Ana, jos tėvu, kunigaikščiu ir Žana išėjome paskutiniai. Nuoširdžiai atsisveikindami su šeimininkais, pažadėjome rytoj apie 6 užeiti į parduotuvę ir pasidomėti, kaip praėjo pirmoji darbo diena.